Dovydai, tai kaip stovykla einasi, kaip pats pasiruošimas ir visgi pirma tau patirtis su vyrų rinktinė, tai papasakok kaip. Aš labai esu gerai nusiteikęs, stovykla, komanda, labai geros nuotaikos, dirbame kiekvieną dieną, labai daug, jau 3 savaitė, kaip kiekvieną dieną einame ant ledo, buvo su Lenkais varžybos, dabar ruošiamės estų varžyboms. Kaip pats vertini draugiškas tas rungtynės su Lenkija? 2 varžybas dėja pralaimėjome, bet aš manau tikrai komanda labai daug ir stipriai dirbome. Dėja, aišku, pralaimėjome, bet visko būna, mes mokomės iš klaidų ir aš manau, tai tikrai pakeisime. Ir savaitgalį laukia draugiškos rungtynės su Estija, atvyksta jie čia į Lietuvą. Kokie tikslai yra keliami toms rungtynėms su jais? Gal žinai? Aš sakyčiau, tie tikslai yra labiau keliami strategiškiams dalykams, kuriuos dirbome šią savaitę, kurių mes nedirbome prieš Lenkus. Mes šią savaitę labai daug strategiškų dalykų praėjome ir techniškų, tai manau, mes tikrai šitą galėsime parodyti prie estų varžybose. Ačiū ir sėkmės.